Tai taip ir sumaniau padaryti. Savo linijoje skaitysiu laiškus, kaip vieną ilgą, bet susidedant iš trumpų. Ir kaip Romas Railas skaitys savo. Tai pradžiai bus trys įžanginiai laiškai iš mano pašto dėžutės. Būk, Richardai, tai pykstėsi su pasauliu. Tai gal ir visai nieko kartais. Štai, eini žmogus, savo eini, o jis žiūrėk ima ir pakiša koją. Po to atsikėlė, apsivalai drabužius ir jis snūki. Pasauliui ta prasme. Ir toliau eini. Jeigu nori, žinoma. Su manim tai tokie dalykėliai dedas. Atsibundu, pramerkiu vieną akį, nužiūriu kokį arčiau gulinti tušinį ir jau griebsiu. Bet kur tau? Jis tik šast ir pasprunka. Šoku iš lovos ir vėjuos, o tas ant spintos kokios užšoka ir įmas taipytis, kaip koks trumpakelnis vaikėzas. Numoju ranką, prisipilu pilną vonę iliuzijų ir drybsau. Pabūnu, pamirkstu kiek. Būtų neblogai, ką užvalgius galvoju. Dėbt pro langą, o ten jau sutemė ir akis merkėsi. Klaikumėlis. Ir nieko tu čia nepadarysi. Bet tekstus vėl pradėjau rašyti. Tai man patinka. Tarp kitko, praėjusius penktadienį, šeštadienį vėl buvau Druskininkuose. Fantastinis miestas. Negali pykt. Benas. Gyveno kartą pasaulyje brolis mandagusis triušis. Krėtė šunybės, graužė morkas ir mėtė spiras. Nenaudėlis aplamai, bet kailis vertingas ir mėsa skani. Gyveno ir pavojingus laiškus rašė, o kartais ir mandagius atvirlaiškius. Už ką ir dėkui. Taigi straipsnį, jeigu nedingo noras, rašyk. O aš esu toks, koks esu. Karma. Tikriausiai dėl to gimiau šuns metais po liūto ženklu ir turiu ketvirtą kraujo grupę. Ir prietelius priimu tokius, kokie jie yra. Ir laišką nešies mušti neverta, naujokė, tik pradėjusi dirbti. O kad laiškus paskaito žmona, nieko baisaus, tai antroji žmogaus pusė. Man asmeniškai svetimų laiškų skaitimas nemalonus, bet yra taip, kaip yra. Draugai tam, kad krėstų šunybės, o priešai, kad bandytų nuo ko košinti. O abejingas aš abejingiems. Dabar sėdžiu sode, uostau plento ir dūmų ir belylą nuteptos slyvukės kvapus. Vyksiu kokio berželio šaką nusilaužti. Stebiu varnieną vaikštinėjantį po dirvą. Toliau kažką kala kaimynas. Į džiunglės atėjo pavasaris. Pardon, į pelkės. Rašyta sode, šiuo metu pieštuko rasto prie mokyklos galu. Su pagarba liūtas. Poskriptum. Liūtų negalima kritikuoti, tik girti. Vytautas Liūtas. Labą dieną, mėly radijo klausytojai. Pradedame pageidavimų koncertą. Pirmiausia, ausis pastatyti kviečiame Richardą Šileiką. Gimtadienio proga jį širdingai sveikina toks Romas Raila iš Siesikų. Linki jam ir toliau drąsiai bei sėkmingai keliauti per gyvenimo bangas ir prašo mūsų radijušo parinkti jam kokią nors gražią dainą. Gerbiamas Richardai, mes taipogi mielai prisidedame prie Romos sveikinimų ir siunčiame jum R. Graužyko harmonizuotą japonų liaudies dainą Pažiūrėjau aš pro langą. Atlieka visos Lietuvos tautos jungtinis choras, 3 didžiuliai vargonai, Japonijos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamos Kobo Abės ir Pupų dėdės ar moškė. Saldaus pasiklausimo. Pažiūrėjau aš pro langą, oi dza, pamačiau didžiulę bangą, oi dza. Atriaumoja ji nuo jūros, oi dza, rauna grūšės ir sakūras, oi dza. Smogė man jinai į langą, oi dza, rėmai lūžta stikla žvanga, oi dza. Nuo palangės lekia žvakė, oi dza, išsilieja mano sakė, oi dza. Griuva šiepos ir staliukai, oi dza, sproksta televizoriukai, oi dza. Šlampa atsargos arbatos, oi dza, ir knygelė kavabatos, oi dza.
Ką daryti, Dieve mano, oi dza, reikia krautis čemodaną, oi dza. Reik varyti į Lietuvą, oi dza, kur melsva šešupės rūva, oi dza. Ten sena didvyrių žemė, oi dza, ten nemato nieks cunamio, oi dza. Jūra gintarus ten svaido, oi dza, bus skaidrus ten mano veidas, oi dza. Romas Raila. Yra dabar miglotas rytas, platybė į visas puses. Yra žvaigždė, langan įkritus, pritrenkusi kelias muses. Yra dabar miškai ir plentai, pamėlynavę nuo vėsos. Yra gyvenimas gyventas, gal tik dėl duonos, dėl mėsos. Yra dabar pakirdęs miestas, yra, nors tu jo nematai. Yra gelsva delčia skanėstas, padangiai nykstantis lėtai. Yra dabar balandis, baltas kaip lapas, kuriame rašai. Yra dabar ir kaulai baltų, yra, nors tu juos užmiršai. Yra ir varna, kaip tikrovė, apipešiota, negraži. Yra beždžionžmogiai prie lovio. Yra katė, yra ežys. Yra prasmė, didžiulė baisiai ir ne eilėraščiui skirta. Yra knyga, sudžiūvęs vaisius ir nokstantis, tava kakta. Būk pasveikintas, bičiuli, iki kelių brendantis į užsnygtą kiemą. Nors iš tikro net nenutokiu, ar turite to sniego. 3 į nosinės, grįžta į parką. Žalias skėtis užstojo man gyvenimą. Šį baltą gyvenimo metą akis traukte pritraukė apkybėlis šaltalankis. Trakų gatvėje 2 laužtuvų posunkis, bet darnus kampčiojimas. Trečiadienio ekspromtas. Paskola, paskala, skalė, skylė, nuoskila, kiltis. Žiūriu, arbatos kultūros klubas. Pagalvoju, o kodėl nebūti mėsos kultūros klubui? Siaubingiausi, netikėčiausi, pikčiausi ir beviltiškiausi, tu iškrenti ir niekas nesubyra ir nesustoja. Salėje sėdinčio muzikės tėvo rankoje virpuliuoja džiovintas buketėlis. Mirkčioja jaunos moters veidas, vokas. Dainuojančiosios balsas sumišas su aplink rotų šeratų sukančių automobilių ūksmu. Padoriai žilstelėjusių vyrų ložėje prikaltas vaikiščias. Paslaugus liokajai užžiebė raudonas žvakės ir užčiaupė burnas. Iš pagyvenėlės rankų išsprūsta tarp pirštų šokdintas rūbinės metalinės numeriukėlis. Kolonos ir jų įmitė nepatvarų šešėliai. Už dekoruotų durų pažangių kankinimo įrankių kolekcija. Tik pusgirtis žingsnis iki dogmos. Pavienius koščiojimų solo įveikianti aplodismentų partiją. Jazminai? Iš kur jų kvapas sausio antroj pusėj? Koncerto pabaigoje ir taip laukta mobiliojo telefono melodijėlė. Numatomos atomazgos, atostogos, padovanotų gėlių rūšių sąrašas, privalomas. Šeštadienį 3 valiau kiemą nuo sniego. Malonus užsiėmimas ir išsami proga kvėpuoti. Pifas jau susenęs. Nekas, graužia savo būdą, glostamas nunarina galvą. Televizijos programos atėjusi kaimynė pasakojo, kad pirmadienį važiuosiantys šunrinkiai, kurie už vieną keturkojį moka 10 litį. Tai esą gyvūnų globo žmonės. Paskui tos šuneliokus užmigda ir tiekia zoologijos sodo gyventojams mėsą. O, kokios mergos, sako iš Žaltvykslės išėjęs Gintaras Beresnevičius. Postkalėdinės, papildavo aš. Po pauzelės tęsėme pasiūlytų stilių. Dar likę dažo, antrinu ir kvapo. O šįryt nuskyniau dar 14 agurkėlių. Jau žinai, kvepia daržų lengva agonija, kvepia lapijos erozija, ankštinių puvėsių. Užtat piktžolėms kuo palankiausias metas, šlapybės per visas poras ir šaknis. Galint soga,
Koks mandras pavadinimas, tačiau ši daržolė yra pažįstama iki koktumo. Lietuvių kalboje esantis esamasis yra ir būtasis, ir būsimasis. Viskas persimaišė įsigėrė viena y nežinomajam. Būtąjį atpažinti būsimajame, o esamasis tai yra tik tariamoji nuosaka. Būk kantrus, bičiuli, dangus mums abejingas. Ryškiausia dėmė už lango didžiagalvė jurginė, dar 3 rankos mostais dešinėliau, ilgakojas, nuolat pašalinių vėjų gnaibomos saulėgrąžos. Aš ką tik užsipyliau kavos, nors kažin kodėl man daug skanesnė toji iš aparatų. Rašytojų klube buvo minimas literatūros ir meno 60-metis. Salė pilnutėliausia, veidai senstelėje, smalsus, anava Mykolas Luckis besėdys, tiek Algimanto Baltakio nepastebėjau. Pasėdėjom tą 1,5 valandos ant palangės su Rimvydu Strielkūnu, prisiklausiau atsiminimų, ašarų tiesa nebuvo, po to durmavai išgėriau 100 gramų stumbro brendžio ir sėdau į apostrofo savininkės Giedrės Kadžiulytės automobilį. Jau buvo pakankamai įtemę. Nesisielok, bičiuliai, kadangi siela irgi turi pailsėti. O įstatymai yra kuriami tam, kad jų nebūtų laikomasi. O dulkės ir laikas yra tam, kad lipdytų materiją, kurią kito laiko, kitos dulkės paslėps po kultūriniais sluoksniais. Todėl, manau, pati teisingiausia yra kurmio pozicija – darbuotis paviršinėse požeminėse struktūrose. Pilnatviškiausiai yra egzistuoti be batų, be šlepečių, be kojinių. Tačiau jau seniausiai iš kaimo vaiko esu virtęs pusmiesčionių. Tačiau šįryt kaip geras mosikavau dalgeliu, aukštažolę guldytę guldžiau. Išsykio neįveikiau, liko kuklus kvadratiniai metrai rytryčiui. Dalgį skolino kaimynas Anatolijus, jis pats savo plotelius jau nurėžė prieš kelias dienas. Karvutei, ožkeliai ir triušiukėliams. Teiravosi, ar akmenėlė aš turys? Klustelėjau, bet to jau pats susivokiau, kad kalba apie pustiklę. Taip, turiu, patvirtinau. Regis palei molėtus pustiklę vadina delniku. Kaipgi gražu, kas telpa delnant. Kuo iš esmės skiriasi pustiklė dalgiui ir galastuvas peiliui, iš tiesų nežinau. Manau, tuodu įrankių galima maišyti, tik pavadinimų ne. Prie daikto pristojęs daiktas įgyja savo vardą, o kartais net funkciją. Būk sveikas, bičiuliai. Jau birželis, jau pinavijos, jau robinijos, jau prakaitai, jau kiti žodžiai. Kai karštumėlis kiek atlėks, eisiu rusin. Čiupsiu laistytuvėlį irgi kibirėlį. Pėdinsiu kudrelin vandenėlio, įbersiu kalio permanganato, laistysiu, palaistysiu svogūnus. Mat kaži kokios rūšies nenaudėlės kirmeliokės puolė graužti ir maumoti. Kaimynė Onutė tikino, kad tokis skystimėlis galės pamačyti. Patikėta, bus išbandyta. Kokie rūpesčiai kamuoja, kokios nuotaikos persiekėja ir lydi, dėl kokių džiaugsmų ir smagybių, taip jokies. Kurkšteliu kavos, kaži ko esu nepatenkintas. Laikas skaičiuoja vištas, pavasarius, eurus ir kamolinius debesis, o aš nespėju perskaityti, perrašti, sugrumuluoti, pagriebti už uodegos, nuryti seilių, nubaidyti uodų, pasisveikinti ir papūti. Nebespėju, nes nebemoku teisingai kvėpuoti. Poetas. Kaip elgeta, kurs mokos elgetauti, kaip būdelis, kurs mokosi žudyti, kaip valdantis, kurs mokosi apgauti, kaip mylintis, kurs mokos slėpti širdį tikrosios meilės vardą, kaip beprotis, kurs mokosi skrajoti po laukus, ir kaip žinys, kurs mokosi aukoti saviems dievams kanopas ir rakus. O kažkas labiau gyvena, o kažkas labiau galvoja, o kažkas labiau kankinas, o kažkas labiau nei aš. Mano dienos tyliai tūno,
tūkstančių spalvų apjuostos, o regėjimas nusilpęs, neįžiūriu, koks esu. O kažkas savim apriepia netgi mirtį, netgi ugnį, netgi sunkia žemės kalbą, tą, kurios nesuprantu. Po nežemiškais spalvynais mėginu save prašnekint, o kažkas labiau gyvena, į mane nepanašus. Sveikas bičiuli, kurs laikai rankoj stiklelį karčiosios ir net neįtari, ką tau pasiūlys rytdienos agentai. Kita stotelė – Gervių rūmai. Herkaus Manto stotelį įsiropštė 3 anoniminės moterys. Nardymo centras – reklaminis užrašas ant automobilio šono, o man pasigirdo tardymo centras. Virtuvė ant stalo jau 3 savaitę tyso lazdyno lazdelė, 84,5 cm ilgio, nužievinta. Niekas ir nepasiteirauja, kam ji, nes niekas neužeina. Todėl niekas ir nevaišinamas arbata, kava, lašinukai su česnaku, kiaušinienė su mano mamos gamintais burokėliais, užpiltais obuolių sultimis. Nes stengiuosi nesiskųsti, kad neturiu taikos su pasauliu, tiksliau su tam tikra jo dalimi. Taigi jau buvau parašęs pieštuku ant minimos kvitelio, staigus paukščių paumėjimas uogėtame krūme. Išplikęs beržų kvartetas atlieka pauzę, rudens braižas, dangaus ganyklose tilži debesyje. Šalnelė kuo uoliausiai čiupinėja kiekvieną žoleliukę, lapą, išmatų krūvelę ar žmogaus pamestą daiktą. O ant nubaltyto tiltelio prie Žaliojo ežero akivaizdus basų pėdų paliudijimas. Taigi ne aš pirmas ir ne aš vienužis, mirkiu galvą lapkričio vandenin. Girdžiu ir antys su antinaičiais, lyg pusryčiauja, lyg flirtuoja. Kurisgi didesnis pasididžiavimas? Ar tų vyrų, kurie žmonoms ir kaimynėms girsis, kad šnipiškių stiklinėme dangoraižyje klojo kilimus pačiame Zuoko kabinete? Ar tų vyrų, kurie aplaižė kiekvieną valdovų rūmų sienosna įlipdytą plytą? Šita tema man toliau mintyti sutrukdė kaži koks pamišėlis. Supratau mane pasirinkęs klausytojų. Po velnių, nenoriu noro su šiuo žmogienu kalbėtis apie prapultį, meną ir kibirą be dugno. Po skriptum. Šiandienos stalinis kalendorius patarė neskubėti, nedaryti svarbių sprendimų, nepirkti brangių pirkinių. O rytdienos kalendorlapį rekomenduojama neflirtuoti su nepažįstamais. Taigi rūgštynės, kaip minėjau, kalbantis telefonu. Yra Sigito Gedos fantastiškas eilėraštis, kuriame sakoma, kaip reikia skinti rūgšteles. Toj atvėręs knygų spintukę čiupau Jotvingių mišias išleistas 97 metais, mat įsivaizdavau, kad turimas omeny Sigito tekstas ir turėtų būti šioje knygoje. Deja, neaptikau. Tai reiškia, arba praverčiau, arba eilėraštis kitoje knygoje. Pirmadienio saulė laižo neįdegusią odą ir smegenis. Todėl būk palabintas, bičiuli. Kaži kokių reikalų genamas tiesiai į gėlių kioską. Skalbinių virves laikančio metalinio stovo vamzdį gyvena savo žvirblis. Iškiša galvelę, pakraipo, žvilgt. O birželio 19 šeštadienį merks pratisai, sodriai, netgi gašliai. Todėl teks prisiminti Merkelį, Riomerį ir Tagorę. Makt burnelę malūnininkų. Mobilus telefonas išjungtas. Skalbiniai padžiauti. Balti dobiliukai. O tavo reta rūšis viskis, tegu dar labiau noksta, tegu išsilūkurioje. Virsk lovon, net nenusirengęs. Akinius apsunkusią ranką tieskant darbastalio. Ir snūduriuok, mat taip nesvietiškai miegan lenkit. O aš taip pat apspangęs. Dar spėjau užšokti Kalvarijų turgavietėn, prieš pačią darbo pabaigą. Sveikas, kur sėsi, kur nori, arba ten, kur likimas už rankos atveda. Bevėjas sekmadienis, pabrizgusiam klevan tūpteli kėkštas. Kapt,
nuvirtuliuoja 2 įgeltų su lapu. Kaiminės Galinos sugyventinis glamonėja automobilį. Žinai, kaip aš apsidžiaugiau, kai senuose Šiaurės Atėnuose perskaičiau Jurgos Ivanauskaitės kamantinėjimą Tomą Venclovą. Jis tiesiai ir prisipažįsta, kad jam absoliučiai nerūpi automobiliai, net nežinas jų pavadinimų markių. Kaip smagu, kad ne aš vienas toks. Pirmas snygis, antras snygis, čia šunų ir vaikų džiaugsmai, suaugusiųjų reumatai, sąnariai, drėgmė siurbianti užpernykštė avalynė, nesibaigiančios, nepabaigiamos problemos, teoriniai ir praktiniai uždaviniai, reikalingi tyrimo, sprendimo, grandininės reakcijos, energetiniai išlydžiai. Pirmadienio rytą jis autobuse skaitinėjo Akutagavą. Nusiskutęs, nykščiai laikantis atvertą knygą buvo įrūdino vakarykščių grybų valymo. Vyriškiui teks kantriai lūkurėti, gal ir nemalonios procedūros poliklinikoje. Vėliau jau praeitą savaitę paskelbtas posėdis, o vakarop slapčia vylėsi ir kino filmas. Tačiau iš tikrųjų tai reiktų gana menkos priežasties jį suerzinti ir sugadinti nuotaiką. Tai reiškia, jis nėra pasiruošęs atsitiktinumams ir iššūkiams. Paprasčiausiai jų nelaukė.